Žodžiu, Hebra, reikia pakalbėti. Nu ką, sveiki Hebrytė, sveiki prisijungi prie mano sekančio video ir Hebrytė, mums reikia pakalbėti apie mano streamų grafiką. Tai vat, aš nusprendžiau taip, kad keičiu savo streamų grafiką, nes kaip ir kiekvieną dieną be poilsio, be nieko, kažkaip tai aš fiziškai ir psichologiškai ar psichiškai, nežinau kaip čia pavadinti, pavargstu, tai žodžiu, tai nusprendžiau taip, kad darysim streamus savo į savaitę 3 kartus, tai būtų taip antradienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. O visos tos sekančios tos dienos, kai buvo tos, kur neminėtos, tai bus laisvos, tiesiog važiavus po darbo, paėst ir atsipūst. Kodėl aš taip nusprendžiau? Nes todėl, kad daug kas pastebėjo gal, kad aš būnu žiauriai be nuotaikos arba piktas ar kažką tiesiog, kad būna per jėgos ten save verčiu tą streamą tą prasuk, nes kad tos valandos suktųsi ir kad rimtas peržiūros, nes kaip ir aš žiauriai užsitikslinęs tą, tipo, kad pasiektas 4000 valandų, tipo, grinding, tipo, diena, jau gal ir net ir mėnesiukas, gal tokiu režimu aš dirbau ir, žodžiu, žiauriai, gal pavargau viską ir reikia atsipūst. Tai kaip ir, tai nusprendžiau taip, kad ir padaryt, kad keist savo tą grafiką. Ir toksai sekinis klausimas ir toks pastebėjimas kaip ir klausimas ir kas jum nepatiko mano streamuose. Man tas labiau domina suvažinuoti iš jūsų pusės kaip žiūrovų, kas su manim negerai, ką aš blogai darau, gal aš ne tą žaidžiu, gal aš kažką gal problema dėl to, kad aš pavargstu ir atėjęs be nuotaikos tos pozityvo streamo nėra, kad, kaip sakant, ir jūs ten pavargę po darbo atėjot ir matot, kad aš ten irgi surūgęs, ten tą visą kitą, žinai, be nuotaikos, be nieko ir tas pats ir gaunas taip, kad jūs be nuotaikos, aš be nuotaikos ir toks ten gaunas negatyvas ir tiesiog jūs išeinat ir kažkur žiūrit linksmesnį streamą, kuris bent jau neša pozityvumą. Su manim gal neįdomu leis laiką, tai gal ir tame problema buvo. Tai kaip ir tai tų klausimų gal parašykit savo nuomonę po šio video ir padiskutuokim ir kas buvo negerai ir ką daugiau. Be to dar, mes dar testuojam naują telefoną, priekinė kamera filmuoja 4K ir 60 FPS, nes norisi pasižiūrėti, kaip čia video gausis, nes aš plus dar matau dar kamerą priekį savęs. Ir žinau, kaip mano veidas atrodo, bent jau tų kadrų nebus, kad ten virš galvos, ar žemiau galvos, ar ką ten, tipo, aš net, nes, tipo, kad aš netelpu į kadrą ir taip ir gaunasi. Tai dabar, manau, bus kažkas tai naujo. Ane, Hebra, ir nežinau, ir pakomentuokit irgi dėl, kaip jums toks video formatas 4K 60 FPS, manau, gal, kad bus žymiai geriau, manyčiau. Ane? Tai tiek manau, kad bandysim darysim tokius dažnius video, pakalbėti kaip ir aš ir su tavim, su jumis, kaip ir padiskutuoti, kas kaip ką ir kažką ten tokio tipo, tokius kaip mini pokalbių blogus, sakyčiau. Ar kaip šios pavadinti, net nežinau. Ir padiskutuoti, ar tiesiog pabendrauti, o ne streamo metu, nes tipo kažkur ten, žinai, žaidi ir kažkur po valandų 2 ir kažkur atkarpa, gal sakyčiau, gal 10-20 minučių naudinga kažkas kaip ir informacija, o vėl mano tas trackingas įsijungia, nes ir vėl aš ten dabar judu, ne? Bet svarbu seka. Gerai, reikia stabdyti, nes nebesektų, nes tai šiandien veltui nereikia man nesektų. Tai kaip sakant, ir tai manau, kad aš jeigu turiu kažką, gal norėčiau pašnekėti ar ką, tai galvoju gal padaryti tuos video, kad būtų naudingiau jum ir man. Ir padiskutuoti ir visą kitą. Žodžiu, suprat, gal man atrodo mintį, ką aš norėjau pasakyti. Tai jeigu patiko šitas video, tai nepamirškit paspausti like ir subscribe mano YouTube kanalą, jeigu esi naujas, ir paspausti
notification varpelį, kad nepraleis mano sekančiųjų video ir aišku, ir mano streamų. Ir pasimatysim sekančiuose videose. Gero vakaro, ar dienos, ar ryto, kada manęs jūs žiūrėjo. Tai visiems iki ir peace, Hebrat, aš out ir pasimatysim rytoj. Peace.